Tai sveiki visi, su jumis sveikinasi aš, Audrius Rutkauskas, SEB inovacijų centro vadovas. Šiandieną turime tikrai labai įdomų pašnekovą ir šiandieną kalbėsime apie e-prekybą. Ir man labai maloniai nustebino pora faktų, pavyzdžiui, kad tarptautinės finansinių paslaugų bendrovės Intrum atliktas tyrimas parodė, kad lietuviai yra vieni didžiausių pirkimo internetu entuziastų visoje Europoje. O maždaug pusė, net 48% mūsų šalies gyventojų internetu daugelį prekių ketina pirkti ir su COVID-19 susijusiais suvaržymais pasibaigus. Tai mus lenkia tik tai graikai ir lenkai mūsų optimizmu ir mūsų tai, kaip mes planuojame ateityje pirkti įvairias prekes. Tai to pasekoje sparčiai augant e-komercijos potencialui, šiandien norime pasigilinti į tai, ar visgi sunku tą e-parduotuvę susikurti. Ir šiai valandai turime labai įdomų pašnekovą, Vitalijų. Tai sveiki, Vitalijų. Sveiki, Audriau. Dėkui už galimybę pabendrauti, kad ir nuotoliniu būdu, bet šiai dienai tai yra tikrai labai populiarus būdas ir jisai irgi tikiuosi taps prieinamesnis visiems, negu vien tik tai gyvi susitikimai. Anksčiau bandėm jį dažniau praktikuoti, bet buvo neįprasta. Tai dabar tam tikrą prasme džiaugiamės, kad tapo įprasta nuotoliniu būdu bendrauti. Tai džiaugiamės jis šiandien čia turėdami. Tai Vitalijus yra Verskis LT vadovas, e-komercijos ekspertas, turintis daugiau nei 10 metų patirties šioje srityje. Ir nesumeluosiu pasakęs, kad jo pagalba buvo sukurta ne 100, ne 1000, bet virš 2000 e-komercijos parduotuvių. Tai pasidalinti tikrai pašnekovas turi kuo ir labai tikiuosi, kad mūsų pokalbis, įžvalgos žiūrovams ir klausytojams bus iš tiesų itin naudingos. Tai Vitalijau, nelauksiu daug, netuščiodžiausiu, bet gal prieinam prie poro klausimų, kurie turbūt klausytojams bus įdomus. Tai pirmiausia, norėčiau paklausti apie jūs apie tą dabartinę e-prekybos, e-komercijos rinkos situaciją. Tai ar galėtumėt kažkiek palyginti ir duoti mums įžvalgų visgi, kuo skyrėsi ir kuo panašios pirmosios ir antrosios karantino bangos ta situacija? Tai kaip matote, kokie pagrindiniai skirtumai ir gal panašumai, kurie lėmė paskui e-komercijos dabartinę situaciją? Manau, kad pradėsiu pasakoti nuo to, kad bendrai ta visa e-komercija nuo fizinės prekybos, jinai nesuper skyrėsi savo veiklos formą, tik tai, kad tai viskas vyksta internetu, bet fizinio kontakto, nes kai karantinas atėjo per pirmą ypač bangą, pasijautė tai, kad žmonės daugiau praleido laiko namie, natūraliai neina į parduotuvę ir to paties bando ieškoti internete. Tai iš principo ta veikla, ar turi fizinę parduotuvę, ar internetinę parduotuvę, jinai vis tiek yra prekyba, tik tai, kad kitaip įgaunamas tas vartotojas, kuris vienu atveju eina pro šalį ir užeina į parduotuvę, kitu atveju, tarkim, į Google paiešką kažką suveda ir patenka į parduotuvę. Tai aš išskirčiau gal tokius kelis segmentus, kas per tas bangas labiausiai jautėsi. Tai per pirmą bangą labai stipriai pasijautė maisto prekybininkų. Čia turiu omeny ir kavinės, restoranus, taip pat tos didmenininkus, kurie aptarnavo kavinės, restoranus. Tai buvo tikrai daug nežinomybės ir visiems reikėjo kuo greičiau, vakar, kad tik tai sustartuot, ten dienos pietus parduoti ir taip toliau. Tai maisto prekybai ir tada buvo bumas, ir dabar bumas. Netgi jeigu taip lydint, turbūt sakyčiau, kad panašiai labai maisto prekybos, kiek mes tada turėjom užklausų ir klientų, kiek ir dabar, tai tikrai labai panašus skaičiai. Gal tuo atveju tik daugiau buvo panikos, o šiuo atveju labiau gal vadinčiau jau nebe panika, o tokių nepasiruošimų vis tiek laikų, bet kai uždarė, taip sakant, įvedė apribojimus, tai tada ir atsirado daugiau tų, taip sakant, studento sindromą turinčių prekybininkų, kur viską paskutinę dieną vis tiek reikia pasidalyti. Per pirmąją bangą daugiau irgi jautėsi didžiųjų žaidėjų, kur kalbant apie milijoninius jau verslus, tai yra kur milijoninės apyvartos, tai
per pirmąją bangą tikrai pasijautė irgi didelių žaidėjų domėjimasis. Atėjo ir maisto parduotuvių, tų prekybos centrų ir tų, kurie didmeną užsiima. Tai per antrąją bangą tokių mažiau, per pirmąją jų buvo daugiau ir mūsų tokia įžvalga buvo, kad tikriausiai tai vyko todėl, kad vadybininkų daug, jų neatleidžia iš darbo, bet duoda tiesiog kitą uždavinį, kur niekada neprieidavo rankos iki elektroninės prekybos, tai per tą laiką padaryti tą internetinę prekybą, kad pradėt prekiauti ir internetu, ne tik didmeną tiekti, bet ir mažmeną, nes kai kurie tikrai buvo tik didmenininkai iki pirmojo karantino, patapo ir mažmenininkai. Gamybininkų daugiau irgi pasijautė, kad kažką gamina, tarkim, vieni šokoladą, kiti kažkokius įrankius, treti tik tai eksportas buvo vien tik, praktiškai Lietuvoje nebuvo visai prekybos. Ir po pirmojo karantino jie pradėjo prekiauti Lietuvoje. Ir gal šiek tiek dar irgi išskirčiau individualius prekybininkus, kad jų atsirado irgi daugiau. Nemaža jų dalis prekiauja vien tik per socialinius tinklus, tame tarpe Facebookas, Instagramas. Bet šiek tiek jau prasidėjo ir pas juos matyti didesnės apsakos iš Facebooko, ten sunkiau biškai suvaldyti srautus ir irgi daugiau tos atsirado poreikio iš elektroninės tos prekybos. Tai va, turbūt bandyčiau šitas tokias penkis, kaip pasakyti, grupės išskirti ir palyginti per tos tas dvi bangas. Antra banga mažesnė, jeigu taip bendrai irgi paimt. Antra mažesnė, nors domėjimasis irgi panašus, gal mažai stylėsi. O gal kažkas nustebino labai, jeigu lyginant pirmą, antrą bangą, gal pats kaip esat ekspertas šitoj srity, gal kokios parduotuvės ypatingai nustebino ir inovacijų prasme, arba savo pasiūlymo, arba greito persiorientavimo prasme į tą e-prekybą. Kokių nuostabumų įspūdžių jum paliko? Tikriausiai labiausiai išskirčiau tą sritį, kur buvo tik didmenininkai iki pirmojo karantino. Turim vieną klientą, kur aprūpindavo kavinės restoranus maistu, tai yra žaliavomis, sakykime. Tai kadangi sandėliuose daug bulvių, morkų ir kitų produktų, kavinės nebeužsako to, tai jie atėjo su tokiu klausimu, sako, turim kelias tonas to. Tai sako, vienintelis mums būdas dabar žmonėm tai išvežioti tiesiogiai, transportą turim, viską turim, reikia per kelias dienas paleisti į prekybą ir tas visas daržovės, vaisius, viską išvežioti, nes kitu atveju teks išmesti. Tai patiko ta dalis, kad tikrai sugebėjo greitai persiorientuoti iš vienos nišos veiklos, gal ne tai, kad veiklos, bet vieno veiklos rūšio, kaip B2B buvę praktiškai pilnai, o ir kepa tie B2C prekybininkai. O jeigu žiūrint, vis tiek aš manau, didieji žaidėjai, jie bet kokiu atveju buvo tiesiog priversti keisti savo verslo modelį, eiti į e-prekybą, į skaitmeninę erdvę. Antrosios bangos, tarkim, antrajam karantinui arba kažkokiam ribojimam įsigaliojus ir matant statistiką iš tikrųjų, kad žmonės vis labiau linkę pirkti internetu, pasitikėti naujais žaidėjais ir panašiai, tai ta galimybė, kurie atsidaro naujiems žaidėjams įeiti į rinką, tie, kurie turbūt anksčiau gal galvoja apie kažkokį savo verslą, bet dabar ypatingai žiūrint, kad e-komercija klesti, tai perinant gal galim pašnekėti tada visgi kokios tada tokios baimės, nes galimybė yra tikrai ir tikrai daugelis verslo ekspertų mato tą galimybę įsitvirtinti e-komercijai, bet kokios baimės tada pirmieji nauji verslai išgyvena, pirmus žingsnius, kas juos trukdo juos tos pirmus žingsnius dėti. Didžiausia turbūt aš pavadinčiau išlipimas iš komforto zonos, nes kiekvienas žmogus fiziškai, taip sakant, tokia mes jau būtybė, kad komforto zonai mes mėgstam būti, išlipti iš jos nemėgstam, bet visi stebuklai vyksta už komforto zonos ribų. Tipiškai, kokie klausimai, nežinomosios dalis yra tai,
kai niekada nesidaręs elektroninės parduotuvės, yra klausimai iš vis, kaip tai daryti, su kom tai valgoma, kas prie ko, kiek kainuoja, o kaip surinkti pinigus, kaip nuvežti prekes, o ko prekiauti, nes galbūt dalis turi ko prekiauti, dalis visai ne. Jeigu tai yra individualus prekybininkas, tai yra fizinis asmo, tai dažnai būna, kad jisai nežino, kurią formą visą tai vykdyti, tai jau reikia mokesčių inspekcijos pagalbos, kažkiek pagalbos, galų galia kaip visą tai po to reklamuoti. Nes paleidus parduotuvę, natūralu, kad patys prekybininkai, tai yra pirkėjai, pas prekybininką neateina. Prekybininkų irgi reikia pakankamai daug įdėti pastangų, kad turėti tą srautą žmonių ir tik tai dalis tos srauto konvertuojasi į pirkimus. Tai nėra taip, kad atidariau parduotuvę ir iš karto atėjo labai daug pirkimų. Nors tas jautėsi dar prieš kokių 10 metų, buvo taip, kad buvo dar tokie kaip rožiniai akiniai pas visus, kad atsidarysiu elektroninę parduotuvę ir iš karto man milijoninės apyvartos. Tai jie taip nėra, šiai dienai tai jau labiau toksai kaip norma, kad taip nėra, o tada tikrai jautėsi dar toks, kad atsidarysiu ir viskas bus gerai. Tai tada daugiau tokių gal nesėkmės istorijų būdavo, kai atsidaro elektroninę parduotuvę, joje lankomumas ten vos keli žmonės per parą ir kažkodėl nėra tų apyvartų parduotuvėje. Tai, dėja, bet natūralu. Tai aš manau, kad galime prasieiti prie kiekvieną šitą punktą šiek tiek detaliau ir pakalbėti, kokie Lietuvoje vyrauja būdai, principai ir kaip ką galima pasidaryti. Puiku, nes vienas iš, man atrodo, tokių net stereotipų ar mitų turbūt yra tas, kad atsidaryti elektroninę parduotuvę yra ne tik sunku, bet be galo brangu, kad pradinių investicijų reikia iš tikrųjų labai daug. Tai gal galima pašnekėti pirmą, prasiplėsti apie tą susikūrimą e-parduotuvės, kad ar galim sugriauti tą mitą, kad vis dėlto tai neturi kainuoti kosminius pinigus ir reikalauti labai didelių pradinių investicijų. Kosminius ne, tačiau galima lyginti iš tikrųjų su fizinė parduotuvė, kadangi tų investicijų tikrai reikia ir dauguma jų visai nenumato, kaip tą pačią reklamą, tarkim, paėmus. Tai tikrai nėra taip, kad galima su mažu labiau biudžetu pasileisti, nes vis tiek reikia bent reklamai nusimatyti didesnį biudžetą. Galima visada skaidyti irgi į kelis etapus, kad paleist kažką, kad patikrinti, ar tą idėją iš vis pasiteisina, po to jau pasidaryti pagal jau praktiką. Pirmas dažniausiai klausimas, nuo ko jie pradeda kuriant elektroninę parduotuvę, tai kaip iš vis ją pasidaryti. Ar tai kaimynas gali padaryti, ar tai kreiptis į įmonę, yra ir Facebook socialiniam tinkle jau grupės individų, kurie individualiai kūrė. Iš principo išskaidyčiau turbūt 4 tokias dalys. Kiekvienas jų turi savo privalumų ir trūkumų be abejo, niekada nebūna kažkokio auksinio vieno, bet pradžioj ypač tikrai sakyčiau, kad yra labai didelis pliusas imti jau kažkokį išdirbtą sprendimą. Ir tas išdirbtas sprendimas, kaip taisyklė, jisai yra arba nuomojamas, arba parduodamas ir jo kaina yra ženkliai mažesnė negu daryti visiškai nuo nulio sprendimą, kadangi jis jau yra padarytas. Tai nuomos segmente galima tikrai rasti nuo kokių 20 maždaug eurų per mėnesį iki poros šimtų, iki maždaug 300 eurų per mėnesį galima surasti nuomojamą sprendimą, kurį galima savo verslą pritaikyti. Ir jisai tikriausiai tenkins pradžioj kokių 90-95% visų poreikių. Ko netenkina, visada galima susiprogramuoti papildomai, nupiešti papildomai dizainerių pagalbą ir taip toliau. Ir tai jau bus mažoji dalis. Jeigu tai vis dėlto daryti ne to standartizuotus, gal žodžio šabloninis nenorėčiau naudoti, bet tokius standartizuotus sprendimų tai vadinčiau. Tai galima naudotis tais vadinamais open source pagrindų veikiančiais sprendimais. Retai, kada būna ten 100 eurų klausimas, dažniausiai būna koks 1000-1500, kad arba maža įmonė, arba laisvai samdomas kažkoks patikimas žmogus galėtų padaryti. Tai sakyčiau, 1000-1500 būtų turbūt toks vidutinis biudžetas, tačiau ten yra pagrindinis trūkumas, kad
prekybininkas pirmą kartą vykdydamas veiklą internetu, jisai negali suformuluoti, ko jam reikia iš tos elektroninės parduotuvės. Bet kurio paslaugos tiekėjo šiuo atveju, kas, tarkim, surado privatų asmenį, kuris pats tai darys viską, ir jo tikslas bus per ko įmanoma trumpesnį laiką pateikti rezultatą, kuris tenkins klientą. Klientas natūraliai negali suformuluoti uždavinio, ko jam reikia, kokių reikia ten mokėjimo sistemų, vežėjų, kažkokių integracijų, ar ten su Facebook'u, su Google'u kažko reikia, nereikia. Jeigu jisai tai išsiaiškins, pradžioje negali to pasakyti, galų galia tas pats SEO paėmus, tai yra jau praktiškai kaip atskira visiškai niša ir paprastas žmogus, natūralu, kad to nežino. O kita dalis gali pasinaudoti tą progą, kad jisai neišmano, atitinkamai už mažiau pinigų atrodytų, gali padaryti, sakydamas, kad viskas valio. Ir tai viena iš tokių nudėdimo priežasčių, kas po to nutinka, kai prekybininkas išmoksta ir supranta, kad to neturiu. Ir dar kas būna blogiau, tai tas asmo, jeigu tai yra pavieniai asmenys samdomi, tai dažnai būna jie dingsta. Ne iš blogosios, taip sakant, prizmės, bet taip nutinka. Man kas labai patiko, kaip jūs minėjote apie tą pilotavimą, arba pasibandymą, eksperimentą tam tikrą. Tai ar aš teisus ar neteisus, kad jeigu, pavyzdžiui, net ir pradžiai žmogus, kuris nori tiesiog pasibandyti, kuris visą gal turėjo svajonę arba nori pasibandyti tą e-komercijos, arba tie nuomojami sprendimai, tos platformos, kurios egzistuoja tiek Lietuvos rinkoje, tiek ir užsienio rinkose, kurių pagalba galima pakankamai pigiai susikurti pradinį turbūt variantą, ar jos yra tinkamos tokiems žmonėms tada? Tikrai tinkamas, nes tai yra mažiau pinigų reikalaujantis dalykas, jisai tenkins didesnę dalį poreikio ir daugiau pinigų lieka, koncentracija yra ne į kūrimą to produkto, o į reklamą galima išleisti likusius pinigus. Tarkim, jeigu žmogaus, paimam fizinį asmenį, kuris dirba samdomą darbą ir nori po darbų kažką nuveikti papildomą gyvenime, tai tarkim, jis turi biudžetą 1000 eurų. Tai jam geriau nesusikurti parduotuvę už tą 1000 ir neturėti pinigų reklamai, o paimti, kad ir ten, tarkim, gal pigiausio sprendimo nereikia, nes dažniausiai ko pigesnis, to prastesnis. Dažniausiai, vėlgi, nėra tai taisyklė. Būna ir visai nemokamų sprendimų, kurie irgi tinkami pradžiai, tikrai yra nemokamų visiškai įrankių irgi. Bet paimkim taip pigiau viduriuko ir tikrai tas sprendimas jam bus pakankamas, kad pradėti vykdyti, gauti pirmus užsakymus, pasitestuoti, patikrinti, važiuoja, nevažiuoja tą idėją. Galbūt tai bus, nežinau, kojinių prenumerata, kur Lietuvoje, tarkim, nėra. Ir jisai norės visiškai naują produktą įvesti. Ir važiuoja ar nevažiuoja. Tai jis geriau tegul išsinuomos elektroninę parduotuvę, kur ten 3-4 mėnesiam išleis 100-150 eurų, o likusius 850 eurų išleis reklamai. Į Facebook, į Google reklamą. Ir tokiu būdu atsives savo srautą žmonių, patikrins, ten, tarkim, atkeliavo 10 000 žmonių, lankytojų, ir iš tų 10 000 nupirko, tarkim, 20 žmonių. Tai tada jau galima skaičiuoti čia daug, mažai, kokia to marža, kiek pelno lieka ir taip toliau. Tai mano rekomendacija pradžioje būtų geriau nuomotis. O kokios... Atsiprašau, kokios dar tos baimės? Tai jeigu apie tą platformą mes iš tikrųjų turbūt rezumuojant tikrai galima palyginus nebrangiai pasitestuoti ypatingai, pradėti tą e-komercijos verslą. O kokios dar baimės, nežinau, dar porą baimių identifikuotumėt, kurios tikrai žmonės stabdo ir turbūt gal net ir be reikalo jos stabdo? Be reikalo stabdo tą gal baimę, bent jau man taip atrodo, vėlgi, aš jau versle apie 15 metų, tai man ta visa mokestinė dalis yra labai tokia paprasta atrodanti, bet kas pradeda sunkiai supranta, kaip vykdyti, kaip ten tos mokesčius mokėti ir taip toliau. Bet reikia nebijoti, VMI tikrai turi puikius konsultantus, kurie konsultuoja tais klausimais ir gali tai būti nebūtinai uždara akcinė bendrovė, tai gali būti mažoji bendryje arba individuali veikla. Tai tikrai nėra kažkas nesudėtingo ir VMI tikrai padeda
tai viską pasidaryti. Tai vat vienas iš tokių gal pirmųjų iš vis baimių, kai fizinis asmo kažką nori pradėti daryti, tai kokią formą vykdyti, kokie mokesčiai, kaip ten mokama, kaip apskaičiuojama, tai galima paskambinti VMI, pabendrauti su konsultantu ir tikrai jisai pagelbės. Galų galia tai yra jų darbas padėti žmonėm teisingai vykdyti veiklą, o ne gaudyti žmonės. Tai geranoriškai jie tą daro. Ir turbūt irgi išskirčiau gal tą dar klausimą, ko prekiauti. Dažnai būna, kad tie, kurie nori kažką veikti, tai yra noras, bet dar nežino, kuo prekiauti. Kai kurie be abejo dirba įmonėse, tarkim, tiekimo vadybininkas, kaip taisyklė, jau žino, iš kur ką paimti. Pardavimo vadybininkas irgi jau žino, ką parduot bent jau, kas, taip sakant, kas parduodama, kas mažiau parduodama. Bet jeigu tai bus, kaip sakyt, paprastasis žmogus, kur nei tiekimą supranta, nei pardavimą supranta, tai galima naudotis tais vadinamais dropshippingais. Tai kai yra tiekėjai, kurie siunčia prekes tiesiogiai iš savo sandėlio, tai iš ten nereikia rūpintis nei sandėliu, nei logistika, parduodi tai, ko iš tikrųjų neturi. Kai pas tave nuperka, tu tik tada užsisakai iš to tiekėjo, kad jisai nusiųstų prekę tiesiai pirkėjui. Tai tarkim, parduodi už 200, pirki už 150, tiekėjas tiesiogiai nusiunčia klientui tas prekes ir savo pasilieti tą maržą tarp pirkimo pardavimo. Tai yra, kuo toliau, to labiau populiarėjantis būdas. Tokių verslų, kurie teikia tą paslaugą, tikrai egzistuoja ir lietuviški verslai, labiau turbūt žinomi be abejo Kinijos, tai turbūt rinka AliExpress, tie visi tinklai prekybiniai. Bet yra ir vietinių, tiek lietuviškų, tiek lenkiškų, latviškų, vokiškų, tai yra geografiškai arčiau mūsų verslų, kurie tikrai tai padės padaryti. Dažnai būna ir taip, kad tiesiog draugai kažkom prekiauja ir gali taip pat irgi pradėti parduoti savo prekes pačiam už mažesnę kainą, kad pardavus už tą patį, ką parduoda kaimynas, pačiam liktum jau kažkiek maržos. Tai irgi visai populiarus būdas būtent per tą dropshippingo prizmę žiūrint, tai yra prekyba būtent iš ne savo sandėlio. Aš gal tą vieną dar klausimą ten turiu. Grinai, kaip ir minėjot, kad tikrai dalis žmonių nori, bet turbūt nežino, kuo prekiauti. Tai gal dar kokį patarimą, kaip surasti tą, kuo galima prekiauti? Ar tai Google paieškos būdu, ar tai kažkokios egzistuojančios platformos, kurioje gali pasitikrinti, ar reikia kitų šalių geruosius pavyzdžius imti. Porą patarimų čia būtų turbūt labai naudinga žiūrovam. Manau, kad teisingesnis būtų čia atsakymas, nėra to konkretaus vieno, nes jeigu būtų viena kažkokia niša, tai jinai jau būtų užimta. Bet ką labiau turbūt akcentuočiau, tai prekiauti tom prekiam, kurios nėra masiškai prieinamos. Tarkim, buitinė technika, tai jau yra ta grandis, sritys, kur daug kas ją prekiauja, marža mažytė ir sunku dar tą patį, taip sakant, parduoti. Tačiau jeigu tai bus, tarkim, rankų darbo diržai, kažkokie tokie dalykai, kur yra kažkoks individualumas, asmeniškumas, ten ir plačiau galima unikaliai kažką padaryti, ko neturės tavo konkurentas, tada galų galia ir kainą sunkiau palyginti, kodėl pas vieną diržas kainuoja 10, pas kitą 15, nes vienas tiesiog prašė gražiau tą prekę, nuotrauką gražesnę padarė, todėl 15, o parduoda iš tikrųjų tą patį, bet pateikta kitaip. Tai tas pateikimas irgi svarbus momentas. Bet turios kaip konkrečios srities neišryškinčiau. Gal labiau tai bendriau taip apibūdinčiau, kad per individualumą tos prekės, ką parduoda, negu kad per to paties pardavimas jo, ką parduoda jau visi. Tai niša visada yra gerai ir manau, kad kuo toliau, to daugiau bus tų labiau nišinių parduotuvių, negu tų prekybos centrų internete. Nors jie irgi be abejo turi savo tų privalumų. Tiesa, Lietuvoje irgi populiarėja tie vadinami marketplace būdai, kaip tarkim, žinom visi Amazon, eBay tinklus, tai Lietuvoje dabar irgi yra jau keli sukurti ir manau, kad jau dar vienas kitas atsiras ilgainiui.
Tai tikrai galima, kad ir turint 3 savo prekes, turėti ir savo parduotuvę, ir per per tą, kaip jūs sakyti, marketplace, prekybos, tą prekybvietę, prekiaut, be abejo, tai kainuoja procentas nuo pardavimo, tačiau nereikia rūpintis srautų žmonių. Čia kaip ir mūsų didžiosiuose prekybos centruose. Turi savo tam tikrą plotą išnuomotą, o pro tave eina srautas žmonių ir dalys iš jų pas tave ateina. Tai galbūt bandyčiau taip tą plečių tipą, kom prekiaut, apibūdinti. Super. Ir tada, jeigu prieinam prie gal baimės arba kai kurių žmonių nežinojimą apie patį pinigų surinkimą. Tiesa, ar galėtumėte čia kažkokį įžvalgų duoti, ką reiktų atkreipti dėmesį žmonėm, kuriantiam e-komercijos parduotuvę, kokias klaidas kai kurie daro iš savo patirties? Bendrai apibūdinčiau taip, kad iš tikrųjų čia viskas yra labai labai paprasta. Tiesiog reikia žinoti porą niuansų ir tai pasidaro labai lengva. Pinigus surinkti iš tiesų yra paprasta. Yra tarpininkų, kurie tarpininkauja tarp elektroninės parduotuvės ir atsiskaitimo sistemų, tarkim bankų, kioskų, tų pačių Maksimos kasų ir taip toliau. Tai greičiausias ir bene pigiausias turbūt būdas tai imti tarpininką, kuris atlieka visas tas integracijas ir elektroninė parduotuvė tarpininkų tik nusako, per kokį banką klientas nori susimokėti ir kiek pinigų iš jo reikia paimti. Tai to tarpininko pato darbas ir yra visą tai technologiškai teisingai padaryti. Ir pardavėjas, jisai gauna savo pinigus. Taip, tas tarpininkas šiek tiek pinigų už tarpininkavimą pasiima, tačiau iš esmės tai yra labai labai mažai. Tai yra centais skaičiuojami komisiniai mokesčiai negu ten didelėm sumom. Tai populiariausias būdas Lietuvoje pas mus yra vis tiek bankiniai atsiskaitimai, tai yra, kai žmogus prijungiamas prie savo banko, sumoka ir prekybininkas gauna tos pinigus. Tai yra turbūt maždaug taip 80-90% tikrai apyvartos eina per bankinius mokėjimus, nors jeigu prekyba būtų orientuota į pasaulinę rinką, ten atvirkščiai dominuotų mokėjimo kortelės. Lietuvoje jų yra pakankamai mažai, galima sakyti, iki 5% maždaug, kiek matom parduotuvėse statistikas, kiek juose būna kortelinių atsiskaitimų, tai yra kortelės pagalba, kas įvyksta. Tai jų yra kai kuriuose parduotuvėse iki 1%, kai kuriuose iki 0,5%, kur atsiranda užsienio pirkėjai, kaip dalis viso pirkimo srauto. Tai ten be abejo jau ateis su kreditiniam kortelėm susimokėti. Bet reikia tikrai apie jas nepamiršti, nes dažnai būna, kad paima vieną kažkokią tai kryptį, kaip tarkim per bankus leidžia susimokėti, tačiau visai pamiršti apie kortelės ir atėjęs, tarkim, Anglijoje gyvenantis lietuvis natūraliai nebegali užsisakyti, nes jisai nebeturi. Čia bankė galbūt net sąskaitos nebeturi arba elementariai pinigų toj sąskaitoj, bet pas jį yra kreditinė kortelė, kurią jisai įpratęs visam pasaulyje pirkti. Tai tikrai reikia nepamiršti tų kreditinių, nereikia jų visai, kaip sakant, nurašyti, kad ir tai bus keli procentai, bet tai yra vis tiek, tai yra pardavimas, o pardavimas reiškia vis tiek pelnas. Tai vis tiek, man atrodo, irgi čia labai geras patarimas yra įmonėm galvoti ne tik apie tas vietinės rinkas, bet nuo pat pradžių galvoti, kad potencialiai išėjimas į kitas rinkas, į kitas šalis atneštų tikrai labai didelės naudos. Tai būtent jau pats nuo pat pradžių turėti mokėjimo būdus, kurie apimtų tą. Mes šiaip pasidalinsiu, bet net ir praeitą savaitę šnekėjom su SEB verslo akceleratoriaus dalyviais, kurie turi e-parduotuvės, būtent apie tai ir šnekėjom, apie tą eksportą. Nes vis tiek turi platformą čia, ją prižiūri čia, bet per įvairias reklamos gali pritraukti tikrai iš skirtingų šalių tos klientus. Tai manau, super patarimas. Tai gal prie tų patarimų ir prieinam, pašnekam apie tokius daugiau, aptariam ir apie pačią platformos pasirinkimą, nuo ko pradėti, kaip gal net ir pasirinkti tam tikras prekes, į ką atkreipti dėmesį, į tas baimės apie pinigų surinkimą. Tai kokių gal tokių turėtumėte irgi pastebėjimų
nuo ko pradėti steigti tą parduotuvę. Porą dalykų aptariam, bet kas dar klientui, žiūrovam turėtų būti aktualu? Dar šiek tiek papildysiu apie mokėjimus. Aha, super. Taip. Reikia nepamiršti ir leasingų, iš tikrųjų, kadangi tikrai yra tokių prekybininkų, kur matom krepšelius už 100 eurų, bet tam 100 eurų jau sudaryta leasingo sutartis. Vienas paskutinių pavyzdžių tai būtų žvejybos prekės, tai yra kabliukai, plūdės. Surinko žmogus už 80 eurų krepšelį ir jis susilizingavo pusmečiui. Nežinau kodėl, bet matyt, taip jam reikia. Tai parduotuvė, taip bendrai paėmus, daugiau galimybių susimokėti, kad ir kurjerį pristačius, nereikia bijoti, kad žmogus dings ir nesusimokės. Reikia daugiau to pirkėjų pasitikėti. Nereikia jo, taip sakant, nurašyti, kad jisai iš karto yra blogėtis. Taip, iš 100 galbūt tų kurjerį pristačius, kurie nori susimokėti vienas, galbūt nesusimokės. Bet didžioji dalis vis tiek bus mokus ir norintis susimokėti už prekes. Tai turbūt tą dar dalį norėčiau šiek tiek dapildyti apie mokėjimus. Jo, puikus pastebėjimas, tikrai. Tai bet jeigu išnekant apie kažkokias įžvalgas, nuo ko dar į ką turėtų atkreipti žiūrovai steigiantas e-komercijos parduotuvės? Sekanti dalis, aš manau, kad būtų, taip sakant, surinkom pinigus iš kliento, tarkim, pardaviau kažką, gavau 100 eurų, tai reiškia, aš dabar jam esu skolingas tą prekę išsiųsti. Tai dažniausia būna 5 būdai, kaip tos prekės yra pristatomas. Tai yra, kai kurjeriui atiduodam prekę, jisai nuveža ir pristato, taip sakant, į rankas, tai yra įteikia, ar į namus, ar biurą. Jau apie maždaug 8 metus Lietuvoje yra paštomatų paslaugos. Kuo toliau, to jos yra populiaresnės. Ir iš tikrųjų tai yra labai patogu, nes, tarkim, važiuoji namo po darbo, tu tiesiog pravažiavai pro tą paštomatą, pasiėmei siuntą ir važiuoji toliau. Tau nereikia derintis prie kažko, tau patogiu metu atvažiuoji. Yra analogiškai labai panašiai paštomatus, tie vadinami atsiėmimo vietos taškais, jos kartais vadina, kad į kažkokią fizinę parduotuvę atveža kurjeris prekes, palieka ten 10 siuntų, o žmogus ateina jau į tą parduotuvę atsimti savo prekės siuntos ir tuo pačiu galbūt parduotuviai kažką dar nuperka. Jeigu tai yra fizinė prekyba, tai dažnai būna, kad leidžiama atsimti vietoj. Tai žmogus atvyksta tiesiog į parduotuvę, atsima, galbūt netgi ir susimoka tuo pačiu vietoj, tačiau jisai jau bus maloniai nustebintas tom, kad jo prekės jau bus paruoštas ir jo jau laukia. Jau nereikės sakyti, ko jis nori, nereikės laukti, kol iš sandėlio atkraustas prekes. Ir nemažai irgi populiarus iš tikrųjų pašto skyrius ir atskirai netgi laišką paminėčiau, nes turim klientą, kuris prekiauja antsiuvais ant drabužių ir tas antsiuvas kainuoja ten vos kelis eurus, bet jį reikia kažkaip pristatyti. Vežti per kurjerį nepatogu, nes kad ir kurjeris kainuotų ten 2-3 eurus, ta prekė, tada disbalansas gaunasi tarp siuntimo kainos ir prekės kainos. Tai dažnai būna, kad tiesiog siunčia registruotą laiškų siuntą, kadangi prekė kaip pati, jinai labai lengva, tai laiškas irgi yra forma siūsti labai lengvas prekes. Ir tai būtų galbūt kažkiek ten lipdukai, antsiuvai, dar kažkas, kas tokio smulkaus, po 50 gramų, tarkim, sveriančius dalykus. Pašto skyrius irgi egzistuoja ir nemažai jo yra, bet be abejo tai nėra tas dominuojantis. Dominuojantis vis tiek yra į rankas ir į paštomatą. Tie 2 būdai labiausiai. Ypač jeigu tai būtų dar verslas, tai ten praktiškai viskas važiuoja, tai vadinama, į rankas, nes atveža į ofisą iš karto tas kelias dėžes, galbūt net ne iš vieno pardavėjo tas prekes. Tai Vitalijau, tai žiūrėkit, turim susikūrę parduotuvę, turim atsiskaitimo būdus, turim kas pristato prekes, žinom, ką maždaug parduoti. Tai turbūt didžiausias klausimas tada žiūrovim klausytojam iškilo, tai kaip man pritraukti tos klientus? Kaip man reklamuotis, kaip man pritraukti srautą, kad jie iš manęs iš tikrųjų pirktų? Klausimas teisingas ir tą reklamą
reikia nepamiršti ir laiko skirti, ir išanalizuoti visą tai. Yra tikrai įrankių, kurie leidžia patikrinti apimtį paieškų, tarkim yra Google įrankis, keyword tool vadinasi, tai yra būtent pagal raktinius žodžius galima pamatyti, kiek žmonės ieško tam tikros frazės, žodžio, palyginti, pamatyti grafiką, dabar daugiau ieško arba mažiau ieško. Tai tipiniai reklamos būdai yra tas vadinamas CPC, tai yra cost per click, tai yra mokėjimas už paspaudimą. Ką praktikuoja praktiškai Google'as, Facebook'as, Instagram socialinis tinklas irgi. Tai, tarkim, Google paieškos sistemoje aš galiu užduoti žodžius arba frazes, ko aš tikiuosi, kad mano klientai ieškos potencialus. Tada rodyti tam tikrus reklaminius pranešimus, kai jie ieško ir kai žmogus paspaus tą reklamą, jisai pateks pas mane į parduotuvę. Man beliks jau būti, taip sakant, gražiai pasipuošusiam, kad jisai norėtų tą prekę nupirkti. Neužtenka vien tik tai atvesti, turi būti ir prekės aprašymas, nuotrauka, viskas estetiškai pateikta, kad nebūtų, taip sakant, baisi ta parduotuvė ir būtiška garaže nufotografuota prekę. Tai dažniausiai yra būtent per šitą kanalą, kad už paspaudimą, kur mokama, kainos labai priklauso nuo prekių tipo, kai kur gali būti ir 10 centų už paspaudimą, kai kur gali būti ir 1 euras. Tai ilgainiui raktažodžius reikia sušlifuoti taip, kad už tos tikslinius raktažodžius mokėti galima ir po eurą, jeigu jūs atvedat tikslinę labai auditoriją, kuri, pavyzdžiui, ieško, tarkim, džinsų antsiuvas su rože. Tarkim, tai jeigu žmogus ieškos tokios frazės ir aš tikrai tokią prekę turiu, tai už tokį raktažodį aš tikrai galiu ir sumokėti ir daugiau ir tokį klientą įgauti į savo elektroninę parduotuvę. Bet jeigu tai bus tiesiog žodis antsiuvai, rožės, tai tikriausiai galbūt net mano reklamos ir visai nereikia. Tai su jais ilgainiui reikia dirbti. Tada, kai tą auditoriją turim, galima daryti jau tą vadinamą remarketingą, dinaminį remarketingą, kai persikėjom su reklamą ir sakom, kad žiūrėk, tu žiūrėjai šitas prekes, bet nenupirkai. Tai ateik, sugrįžk, mes tau norim ją parduoti. Iš vienos pusės ta reklama atsibosta ir visi apie ją šneka dažniausiai neigiamai, bet efektyvumo prasme tai yra bene geriausia, kas gali būti, nes tu persikėjai žmogų, kol tu jam neatsibosti ir esi nusipirkti. Tai kas laiko tarpas, kiek gali persikėti. Bet rodiklių prasme tai yra geriausias turbūt tas, kas egzistuoja. SEO, tai yra ta mistinė dalis, kur kaip Google'as indeksuoja, ką indeksuoja, kokioje vietoje parodys ir iš esmės čia viskas sukasi aplinkui turinį. Be abejo, technologiškai parduotuvė turi būti teisingai padaryta, bet Google'as vis tiek indeksuoja turinį. Ir kaip žmonės gerai aprašys savo prekes, kiek įdės raktinių žodžių, nuo to priklausys, kaip aukštai jie pakils. Ir esminis benefaktorius yra tai, kad turi būti unikalus turinys. Jeigu mes tiesiog kopijuosim iš konkurentų tekstus pavadinimus, tai kažkiek gausim. Bet jeigu tai bus unikaliai rašymas, tikrai tai mato, tai už to duoda pliusiukus. Tai kuo daugiau tokių pliusiukų mes pririnksim už unikalumą, tekstų apimtį, raktažodžius, tai be abejo gausim daugiau pliusų iš Google ir pakilsim aukščiau. Dėl to ir rašome, tarkim, straipsniai, kaip išsirinkti kažką. Tarkim, jeigu prekiaujam buitinę techniką, tarkim, kaip išsirinkti orkaitę, kaip išsirinkti mėsmalę. Tai galima gaudyti žmonės, kurie dar nežino, ko jie nori, bet jie jau domisi tą sritim. Tai, tarkim, kaip išsirinkti orkaitę labai gerai, nes žmogus ateina, kažkiek paskaito, pamato mygtuką žiūrėti orkaitės, ir mano parduotuvėje pažiūri tas orkaitės, o po to dinaminio remarketingo aš jį persekiau, sakydamas, kad tu žiūrėjai šitą orkaitę, kurią tu nori nusipirkti. Tai vienas iš būdų nemokamai pagauti žmonės. Tada yra irgi reklamos būdai kaip kainų palyginimo portalai ar tiesiog tos prekybvietės minėtos. Yra skelbimų portalai, kur galima skelbimus talpinti, kur mokamus, nemokamus, forumai, super mamų klubas, kur natūraliai diskusijos metu galima irgi pasiūlyti, padėti, be abejo, neturi būti reklama brukama, nes žmonės tai jaučia. Tai jeigu tai bus ne brukama reklama, o tiesiog paaiškinama, kodėl yra vienaip arba kitaip, ir galit pažiūrėti, šitą prekę pasižymė tomu, šitą tomu. Ir neskatinti to pirkimo, tai žmogus pasąmoningai, tai tom netgi labiau pasitikės.
Tai reikia nebijoti tų formų skirtingų, naudot ir galutiniam rezultatė skaičiuoti, kas duoda gražą, kas duoda mažiau gražos ir turint, tarkim, fiksuotą biudžetą, po to skirstyti taip, kad kur daugiausia gražos gaunam, ten ir investuoti. Tai klausimas jau, Vitalijau, jeigu žiūrint, iš tikrųjų tų būdų turbūt, kaip reklamuotis skaitmeninėje erdvėje yra be galo daug. Bet jeigu jums reikėtų, turint visą patirtį, kurią jūs turit nuo nulio vėl pradėti kokią e-komercijos parduotuvę, pirmasis kanalas, į kurį fokusuotumėtės marketingo, koks būtų? Žiūrint, ką aš parduočiau. Tai būtų Google'as arba Facebook'as, galimai Instagram'as ir labai priklausytų nuo to, ką aš parduodu. Jeigu aš pardavinėčiau kažkokį daiktą, kuris yra, žmonės žino, kaip jis atrodo, jam nereikia vizualiai jo parodyti, tai manau, kad dominuotų Google'as pagal raktažodžius. Jeigu tai būtų kažkokie antsiuvai, kelnės, drabužiai, kažkoks toks vizualinis, emocinis, ypač pirkinys, tai dominuotų, manau, kad Facebook'o reklama, nes ten galima per paveiksliuką iki žmogaus ateiti. Tai kas susijęs su emocija grožiu, aš ten Facebook'ą naudočiau, nes, arba Instagramą. Šitie du kanalai labiau dominuotų. Jeigu tai ne emocinis, o kažkoks fizinis, ten technologinis daiktas, tai labiau galbūt per Google'ą. Bet skaidyčiau vis tiek, nebūtų vieno, būtų, tarkim, galbūt 70% atiduodama vienam, o 30% kitam, neatiduočiau vienam visko, nes kitaip negali pamatuoti, o galbūt suklydai, gal atvirkščiai, kaitlentė per Facebooką geriau eina negu per Google reklamą pagal jūs modelio duomenis. Bet turbūt skirstyčiau tai šitaip. Ačiū. Tai turbūt daug žiūrovų ir klausytojų vienas dalykas irgi visada ir man dažniausiai būna įdomu ypatingai išgirsti iš ekspertų, kurie savo srityje ne vienus, ne 2, ne 5, o 10 metų ar daugiau, yra tas vadinamas gudrybės, patarimai ir gudrybės, angliškai tips and tricks. Tai ar galėtume su žiūrovais pasidalinti savo tips and tricks? Jau vienu ką tik pasidalinot, bet ar galėtumėt praplėsti tą sąrašą? Tikrai taip. Dar prieš gudrybės, galbūt taip trumpai labai prabėgsiu, kas dar, nekalbant apie ten, kaip pinigus surinkti, labai trumpai apie tai, kas dar iki to starto ateina. Tai yra tam tikras toks juodas darbas, kas liečia suvesti parduotuvę prekes, tekstus, nuotraukas, dabar tas vadinamas BDR'as labai aktualus ir kaip tas duomenys saugomi ar nenutekės jie. Tai šiek tiek reikia nepamiršti ir apie tai, kad tą parduotuvę reikia užpildyti duomenim ir tai yra toks saldinai juodas darbas, kuris neduoda jokios gražos, bet tu jį privalai padaryti. Galų galia pagalvoti, kur tu sandėliuosi prekes ir kaip tu jas supakuosi. Tai lengviausias būdas tai kažkokią laikinąją plėvelę apvynioti ir išsiųsti, o jeigu didesnis kažkoks sandėlys, tai kad ne namuose talpinti, o galbūt naudotis to 3PL paslauga vadinama, kad nuomoji sandėlį ir tie patys žmonės išsiunčia. Tai čia toks trumpas, bet irgi tokie niuansai, kuriuos reikia turėti minty, kad tam reikės laiko apgalvoti. O tips and tricks tos įrankius labiau priskirčiau jau, ką dažniausiai praktiškai būtina naudoti elektroninėse parduotuvėse ir kaip pagauti tos papildomai, taip sakant, žmonės, pirkėjus, kurie galiausiai konvertuojasi į pinigus. Tai išskirčiau taip vadinamus tos paliktus krepšelius. Tai yra, kai žmogus neužbaigė pirkimo, jisai, tarkim, įsidėjo prekę į krepšelį, kažką nagrinėjo, bet mes žinom jau jo telefoną arba elektroninio pašto adresą, nenuperka, praeina tam tikras laikas ir jisai išeina iš tos parduotuvės. Ar dingo internetas, ar suvertė vaikas, ar darbe analizavau, ką aš noriu pirkti, o namuose užbaigsiu tą pirkimą. Tai tie palikti krepšeliai parodo, ką žmonės veikia, kai jau yra kažkokie pažįstami duomenys apie tą asmenį. Ir galima su to žmogum turint jo kontaktinius duomenys, telefoną arba e-mailą susisiekti. Tačiau čia yra viena plonybė, kad formaliai tai nėra labai jau teisinga, nes pagal tą duomenų reglamentą reikia būti labai atsargiam ir, kaip sakoma, pasitarkite su savo teisininku prieš vartodami, prieš naudodami šiuo atveju. Tai
pakankamai toksai plonas slidus dalykas, ypač jeigu ten, tarkim, mano skaidrė yra vardas Ineta, tai jeigu Inetai paskambintumėt ir pasakytumėt, žiūrėkit, norėjai pirkti prekę, kas gal nepavyko, tai žmogus iš vis gali išsigąsti, kaip jūs čia taip pamanėte. Tai labai labai atsargiai reikia tokių moduliukų, bet jisai padeda pamatyti, ką žmonės įsideda ir galbūt kažkur užstrigo, gal ir neužstrigo, gal vakare užbaigs pirkimą. Tai tą irgi padeda matyti Google Analytics, tai yra įrankis stebėti statistikai, ko ieško parduotuviai, ką žiūri, iš kur ateina, iš kur išeina, kiek laiko prabūna, kokie puslapiai generuoja daugiausia pardavimų. Yra ne tik lankomumo statistika, bet ir pardavimo statistika, kurią galima analizuoti. Tai tarkim, jeigu aš vienodą biudžetą investavau į 2 reklamos kanalus, tai aš galiu po to palyginti ir grįžtamąją naudą, kiek man grąžino vienas ir kiek grąžino kitas. Galbūt vienas davė mažiau žmonių, bet jie atnešė daugiau pinigų, o kitas atvirkščiai davė daugiau žmonių žinomumo, tačiau atnešė mažiau naudos. Tai ir tas turi naudos ir tas turi naudos, bet skirtingai. Analogiškai yra Google Ads, tai yra, kur jau vykdoma pati ta minėta reklama pagal raktažodžius. Mes galime matyti, už kokį raktinį žodį ar frazę mes kiek pinigų sumokam, kiek kartais parodytas, kiek iš viso pinigų sunaudota, kokia jo kokybės rodiklis, nes Google'as kuo didesnė kokybė, tai labiau mėgsta tą reklamą parodyti. Tai būtina, arba jeigu žmogus pats vykdo tą reklamą, tai labai įsigilinti tada, nors čia rekomenduočiau jau geriau samdyti specialistus, kurie tą reklamą vykdo. Nes tai yra tikrai atskiras visiškai toks matematinis vos ne įrankis, kur reikia skaičiuoti, dėlioti, tobulinti, kažką išjungti ir taip toliau. Ir turi būti nuolatinis to procesas derinimo, tai neturi būti tas daiktas, kurį vieną kartą paleidom ir pamiršom pusę metų, nes tai neveikia šitaip. Tai nereikia to bijoti. Analogiškai kaip Google produktas, tas analitika yra pas Facebooką, tai vadinamas tas Facebook Pixel. Tai irgi jis seka žmonės, kas ką daro, kas ko nedaro, kas išeina, kas ateina iki pirkimo, krepšelio. Ir Facebooko reklamą tada lengva pririšti prie šito įrankio, kad tarkim, jeigu žmogus buvo įsidėjęs prekę į krepšelį, tai jam dabar ypatingai pradėti reklamą rodyti su ta preke, kad jisai ją norėtų nupirkti. Jeigu žmogus įsidėjo krepšelį, tarkim, ten kaitlentę, orkaitę ir dar kažką, krepšelio vertė jau ten virš 3000, tai tokio kliento tikrai nesinori paleisti. Tai galima daryti tiek Facebooko tinkle, tiek Google tinkle. Tai reikalauja be abejo įsigilinti, kaip tą daryti. Ir kai žmogus naujas visai prekybui, vėlgi, natūralu nemoka, bet tam yra specialistai, kuriuos galima samdyti, tiek privatus asmenys, tiek įmonės, kurie daro tą reklamą ir visą analitiką. Tai galima tikrai labai labai lankščiai reklamuotis, bet nereikia iš karto šokti į tą aukštai. Pradėti reikia nuo tos paprasčiausios reklamos, kad tiesiog atvesti žmonės, tada stebėti, kas su jais vyksta, tada jau po truputį visą laiką tobulinti šitą procesą. Tai minėtas tas dinaminis remarketingas, čia kai, tarkim, pažiūrėjau kažką ir mane persekė, tai kadangi tai yra vizualiai pateikiama informacija, tai jinai labai atkreipia dėmesį, nes jeigu aš mačiau kažkokią oranžinę pintinėlę krepšį, tai dabar jį vėl pamatęs, jisai mane jau užkabino, nes tai yra jau pažįstamas vaizdas, jis nėra visiškai naujas. Tai tokiu būdu mane lengva pagauti mano žvilgsnį, aš vėl pažiūriu ir galbūt susidomiu labiau netgi tą prekę. Analogiškai, jeigu tai vyktų per Instagram tinklą, tai galima daryti netgi taip, kad mėgsta menininkai, interjero dizaineriai daryti ar drabužių pardavėjai. Tai sudeda tarkim, aprengia žmogų ir nurodo, kad čia yra tokie batai, čia yra tokia, tarkim, suknelė, džinsai, tokie marškiniai, tokia kepurė, tas kainuoja tiek, ir su pele vedžiojant aš galiu pamatyti, iš ko susideda ta nuotrauka. Arba jeigu tai yra interjero salonas, tai vėlgi iš nuotraukos galiu pamatyti, kiek kainuoja lempa ir ne tik, kad pamatyti, bet paspaudęs aš pateksiu į tą lempą elektroniniai parduotuviai, kur galiu ją nusipirkti. Tai vėlgi vizualiai pateikiamas dalykas kaip reklama, kur paskatina žmogų, jeigu jam patiko, kad jisai tą galėtų ir nusipirkti. Dauguma žinom iš tokio
įprasto savo gyvenimo, kas yra termovizorius, ypač jeigu kažkas su statybom susijęs, kad švieti ir matai, kur šalta, kur šilta. Dabar gal su COVID irgi šiek tiek žinom, kad ten kartais yra aparatai, kurie skenuoja žmogų ir mato jo temperatūrą. Tai panašiai galima daryti su tinklalapiais. Kaip taisyklė, analizuojama jau tada ne visa parduotuvė, o tam tikrai puslapiai, tarkim krepšelis, tas vadinamas pirkimo puslapis, angliškai checkoutas. Tai analizuojami tam tikri jau statiniai puslapiai, kur žmogaus žiūrėjimas, kaip taisyklė, susijęs su pelės vedžiojimu. Tai, tarkim, mobiliuose renginiuose jau sunkiau tai apčiopti, tarkim, telefone arba planšetėj, bet įprastam tam staliniam kompiuterė, kur yra pelytė, tikrai galima pamatyti va tokius žemėlapius, kur ta pelė yra, o tai reiškia, ten pat yra ir žmogaus akis. Tai jeigu mes šiam paveiksliuke matom ten 3 planai, tai dažniausiai žmogaus akis yra kažkur prie vidurio, bet nagrinėja ir vieną ir kitą. Ir analogiškai galima daryti vaizdo įrašus apie savo lankytojus ir matyti, ką jie veikia puslapyje, kaip juda ta pelė. Tarkim, paskaitė čia paskaitė, dabar, nukreipė žvilgsnį ten, dabar čia. Ir iš tokios peržiūros galima matyti, kaip analizuojamas yra tas turinys. Tarkim, jeigu tai būtų galbūt, kaip pavyzdys, pirkimo, tas minėtas puslapis, tarkim, jisai supildė biškis savo duomenų, tada prie pristatymo kažką paspaudinėjo, prie mokėjimo kažką paspaudinėjo ir išėjo. Tai galbūt jisai nerado jam tinkančio pristatymo būdo, galbūt jis nerado apmokėjimo būdo tinkančio. Tai galima samprotavimo būdu bandyti atspėti, kasgi nutiko su to vartotoju, kodėl jisai bėgo. Nes vaikščio, pildė, o galbūt atvirkščiai spaudinėjo laukelio, niekas neįvyko, išėjo. Tai labai tikėtina, kad išėjo todėl, kad nepavyko. Be abejo, tai negalima taip 100% teikti, tačiau prielaida į tą pusę tikrai galėtų būti. Tai, Vitalijau, čia, jeigu šnekant, turbūt rezume iš šitų dviejų, ką pasakė dalykų, tai svarba pažinti savo klientą, arba kaip tavo klientas interaktuoja su tavo app platforma, realiai. Teisingai parduotuvė? Teisingai. Ar turit gal kokių pavyzdžių iš savo klientų ar ne klientų, kuriem ypatingai padidino arba pardavimus, arba kažką leido suprasti tokie įrankiai ir kaip jie paskui pagerino parduotuvę? Šitokio tipo įrankius labai gerai naudoti su klientais, kurie ateina su ambicija, bet jinai dar nepagrįsta tam tikrais duomenim statistiniais. Tarkim, aš noriu, kad tas mygtukas būtų viršui. Tai galima daryti vadinamą AB testą ir žiūrėti, mygtukas viršui dėlio ar mygtukas apačioj. Ir tokiu būdu išnagrinėti, ar vis dėlto tai yra mano asmeninė ambicija, kaip galbūt vadybininko, ar tai yra vis dėlto tas, ko tikrai reikia žmogui. Ir per šitos įrankius labai gerai irgi matyti tos dalykus, kai norima kažką daryti, bet tai pasikliaujama arba intuicija, arba tiesiog asmeninė nuomonė, bet tai toks rizikingas galbūt netgi kartais dalykas, kur gali sugadinti. Tai tokių įrankių dėka galima ištobulinti procesus, tos kelionę to kliento mygtukų paspaudimo prasme ar informacijos patikimo. Galima tikrai ištobulinti iki didesnių pelnų tos elektroninės parduotuvės, nes AB testingas tai yra vienintelis būdas, kaip turėtų būti kokybiškai vystomas produktas, nes darai testą, matai rezultatą, blogą išmetį, gerą palieki, darai sekantį testą ir tokiu būdu nuolatos tobulini. Ir tikrai jeigu dėmesingas vartotojas, jisai pastebi, kad tarkim tas pats Google'as dažnai būna patikė vienor informaciją vienaip, kitur kitaip, ir jisai irgi viską matuoja. Tik tai dažniausiai, kai iš vieno įrenginio mes vaikštam, ne viską visada matom, bet teko ne kartą matyti, kad aš ir kolega šalia sėdintis ateinam į tą patį puslapį, tiesiog spaudinėdami iš titulinio iki kažkur, pas mane paveiksliukas kairiai, tekstas dešiniai, o pas jį paveiksliukas viršui, tekstas apačioj. Ir atrodo, matom tą patį, bet pateikta jau skirtingai. Ir jeigu būtų, taip sakant, rezultatas kažkokia išeiga to visko,
tarkim, pirkimas, tai kažkuris iš tų dviejų scenarijų jisai gautų pliusą. Tai nėra pigus malonumas, maži žaidėjai dažniausiai to nedaro, bet tai labai skatinčiau tos, kurie nori nuolatos kažką derint, tai daryti būtent tokių įrankių pagalba. Labai geras patarimas. Dėkui, Vitaliau. Gal dar vieną kokį arba porą? Porą. Naujienlaiškius norėčiau irgi papasakot. Dauguma jų galbūt nemėgstam, bet jie veikia. Ir vienas irgi iš tokių geresnių būdų, kas veikia. Bet su jais reikia nepersistengti, kad žmogaus nebūtų taip, kad ir vėl gavau, nes tada jau norisi paspausti pačioj mygtuką atsisakyti naujienlaiškio. Bet ką galima su jais padaryti tokio įdomesnio, tai visi turbūt žinom tiesiog, kad gavau naujienlaiškį, paskaičiau, uždariau. Bet jeigu šiek tiek pažvelgti giliau, tai apart to, kad matom statistiką, kiek gavo, kiek atidarė, kiek paspaudė, kur paspaudė, galima daryti tos scenarius vadinamus, kad tarkim, gavo žmogus laišką, jeigu per 2 dienas neatidarė to laiško, nusiųsti labai labai panašų laišką, bet su kita antrašte. Jeigu jisai tą laišką paspaudė kažkokią tai nuorodą, tai jau sekantį kartą jam nusiųsti kitokį laišką. Tai, žodžiu, mes galim prisirišti prie to, kaip elgsis vartotojas su mūsų laiškais. Ir tokiu būdu transliuoti jam žinutes būtent tą eilės tvarką, kaip mes norim. Tai vienas iš tokių būdų, kad naujienlaiškis tai yra ne tik yra tas reklaminis daiktas, bet jį galima ir labai labai smulkmeniškai sudėlioti būtent tų scenarijų prasme, kaip tas bus viskas pateikta klientui. Ir reikia labai nepamiršti irgi atsiliepimus, kur galima talpinti pas save puslapyje. Tai gali būti ir tie atsiliepimai, kurie matomi viešai, tarkim apie įmonę kažkokiu. Šiuo atveju Rekvizit.lt paėmiau paveiksliuką. Tai žmonės prieš perkant mėgsta surasti panašius į save. Ir jie pasitikė, kad ir to žmogaus nepažįsta, kur jis rašė tą atsiliepimą, bet tai yra vienas iš tokių esminių, gal netgi pasitikėjimo faktorių, kur pamatęs atsiliepimus ir kelis, ir gražius, kartais galbūt kai kurie netokie saldus atsiliepimai, bet pamatau, kad, tarkim, ta įmonė, ta elektroninė parduotuvė moka dirbti, moka spręsti problemas, galbūt, tarkim, tai nėra dažnai, kad parašo, bet vėlgi su tais pačiais naujienlaiškiais mes galim ir paprašyti tų atsiliepimų iš savo klientų. Tai klientai tikrai mielai pasidalina tokiais dalykais. Bus apie nuo 5 iki 10% pirkėjų mielai palieka teigiamą arba turi vidutinį komentarą. Be abejo, blogųjų galima nedėti, jeigu taip jau labai preciziškai žiūrėti. Bet tie blogieji irgi iš tikrųjų nėra blogai, nes kai ateini ir matai vien tik tai saldų visur, tai irgi taip, tada supranti, kad tikriausiai labai filtruoja. Ir kad ta parduotuvė visada turėtų galimybę susisiekti, kad visą laiką kažkur matyčiau galimybę parašyti, paskambinti, kad tai būtų toli nenukrypstantis dalykas nuo manęs, kad man nereikėtų ypatingai ieškoti kontaktinių duomenų, jeigu aš noriu paskambinti ir kažko pasiklausti. Ir susirašinėjimas. Kai vyksta susirašinėjimas, reikia, jeigu tarkim parduotuvė vadinasi, nežinau, manobatai.lt, tai kad ir e-mailas irgi iš kurio rašoma, būtų irgi parduotuvė @manobatai.lt, o ne Gmail'o tas bendrinis adresas, kur tiesiog bendros žinutės. Kaip ir nieko baisaus tame, bet šiai dienai tikrai tai yra įrankis, L-paštas tikrai jau nėra kažkoks ekstra dalykas, kuris ar ten papildomai kainuoja, ar sudėtingai valdomas. Jį galima pajungti ir prie savo Gmail paskyros ir iš ten naudotis, neturint 2 atskirų kažkokių paskyrų. Tai tikrai reprezentatyvumą tai priduoda, kaip ir irgi minima ta mobili stotelė, kad paskambinus galima išgirsti autoatsakliklį įrašytą ir tai priduoda tokį irgi pasitikėjimą, kad aš paskambinau būtent tenais. Tai praktiškai tokie baziniai iš vienos pusės dalykai, bet tai yra, manyčiau, labai labai svarbus tokie pradiniai dalykai, nuo kurių reikėtų pradėti, kurių reikia nepamiršti ir iš jų maksimaliai išgavus jau naudos, tada pereiti jau į sekančius žingsnius, kur jau galima daug daugiau dar naudoti įrankių, daugiau pasiekti, daugiau dar konvertuoti pirkėjų
gauti iš tų lankytojų ir galutiniam rezultate be abejo tobulinimas atneša ir daugiau po to naudos finansinė prasme. Ačiū Vitalijau, manau, kad per laikas bėga labai greitai ir aptarėme įvairius kampus, taip, aptarėme, kaip skiriasi tos karantino bangos, tie apribojimai, nuo ko pradėti, platformos įkūrimas, net šnekėjome kaip apie mokestinę sistemą, kaip tuos dalykus išsiaiškinti, pinigų surinkimą ir jūsų įžvalgas, tiek patirties turinčio žmogaus eksperto, tos vadinamus patarimus ir gudrybės, tips and tricks. Tai tikrai labai ačiū už įžvalgas, Vitalijau. Tikrai manau, kad žiūrovam klausytojams buvo naudingos. Ir gal pabaigai tada, Vitalijau, gal porą tokių padrąsinimo žodžių tiem žmonėm, kurie nori, bet gal nesiryžta. Taigi visgi ar sunku tą parduotuvę įsteigti ir kaip galėtumėte juos padrąsinti? Tikrai nesunku ir blogai yra, kai visą gyvenimą kažko nedarai, o senatvėje po to galvoji, kad buvau jaunas, reikėjo geriau padaryti ir tegul nepasiseka, bet tu esi tada išbandęs. Ir galbūt su tą patirtim grįši antrą kartą, natūralu nepadarysi tos pačios klaidos, kitą padarysi klaidą, bet tikrai nėra tai sudėtingas dalykas, tai ne raketų mokslas, kur reikia daug kažkokių žinių, ten 10-20 metų patirties, kad tą viską padaryti. Turbūt pagrindinis dalykas taip, turėti ką parduoti, vienas iš galbūt tokių esminių kertinių dalykų, bet visa kita tikrai nėra sudėtinga. Reikia be abejo atkaklumo, reikia laiko tam dalykui, tikrai nėra taip, kad pasidaro savaime. Ir patikimų partnerių kiekvienoje grandyje, tiek mokėjimų surinkime, tiek pristatyme, tiek iš tos pačios elektroninės parduotuvės kūrėjų pusės, kad tos grandys veiktų, kokybiškai veiktų ir nepavestų kaip viso mechanizmo dalis. Tai manau, kad bandyti tikrai verta, uždirbti iš to irgi tikrai įmanoma, jeigu dirbti, o kad dirbti reikės, taip, nebūna kitaip. Tai ačiū Vitalijau, ačiū visiems žiūrovam ir klausytojam. Sekit mus SEB Lietuvoje Facebooko paskyroje, tikrai matysite dar daugiau mūsų webinarų ir sekančiuose webinaruose aptarsime įvairias temas, tokias kaip net ir teisinius dalykus, badaro ir kitus. Tai tikrai manau, kad bus labai naudinga. Tai ačiū Jums labai ir iki kitų kartų. Sėkmės. Ačiū Jums. Dėkui visam.